Sveiki, čia vėl Paulius. Trečioji mūsų pamokėlė susijusi su sveika gyvensena ir su dar vienu labai paprastu ir efektyviu įpročiu, tokiu mažyčiu žingsneliu, kurį galima pakeisti šį kartą jau mitybos srityje, bet kuris su laiku tikrai duoda gerą rezultatą ir veda vis į naujus ir naujesnius, tvirtesnius įpročius ir norus savim rūpintis ir save prižiūrėti. Pirmi du patarimai buvo vienas kaip suvaldyti neigiamas emocijas, kitas buvo paprasta išeitis, kurie nežino nuo ko pradėti sportuoti, kokią fizinę veiklą. Dabar mes pakalbėsim, kaip ir žadėjau anksčiau, apie mitybą. Tikriausiai niekas net neabejoja ir jūs su manim sutiksit ir neatsiras nei vieno prieštaraujančio, čia net nereikia būti daktaru, kad suprastum, jog maistas, kurį tu valgai, jis tiesiogiai įtakoja tavo savijautą ir bendrą organizmo būklę. Ir iš tikrųjų visokių dietų yra, vienos veikia, kitos neveikia, didelė painiava ir chaosas, tai dabar mes apie jokias dietas nekalbėsim, aš tik pasakysiu vieną paprastą dalyką, kurį vėlgi galite pradėti daryti nuo šiandien, vėliausiai nuo rytojaus, tu gali dar pagalvoti. Tai yra savo paskutinį valgį, vakarienę, valgyti bent 2 valandas prieš miegą. Bent 2 valandas iki įėjimo miegot. Viskas, visi valgymai baigėsi. Kodėl taip yra? Todėl, labai paprastas atsakymas, todėl, kad organizmui naktį reikia ilsėtis, o ne virškinti maistą. Ir tai yra labai paprastas ir elementarus būdas, kaip tiesiog ir geriau užsimiegoti ir ryte jaustis švaresniam, nes jeigu aš pats ant savęs tas išbandęs prisivalau, jeigu nežinau kaip aš anksčiau valgyti 9:30, paskui už pusvalandžio miegoti, negaliu užmigti, vartaisi, kol likti tą maistą pirština, paskui ir te būni pavargęs, žiūri, kad esu susierzinęs. Tai va šitą dalyką galima